bet nekėlė ragelio, arba tuos, kuriems skambino ir sakė, jie man perskambys. Nu, jie tiesiog šaunuoliai. Bet savo poziciją jie vis dėlto parodė. Taigi linkiu naujam prezidentui kuo geriausios kloties. Ir žinoma, aš balsų nedalinu savo. Bet aš galiu pasakyti, jeigu man šiandien reikėtų balsuoti, tai aš pabalsuočiau už Gediminą Daukšį. Ačiū. Aš tai supratau, garbės prezidentė, jūs nepaminėjot to, kad atsimenat kandidatūrą. Aš atsijimu, tai jau brolius priekėte. Nes šiaip tai aš norėčiau... Aš irgi taip supratau. Aš norėčiau pasakyti. Šiaip jeigu jau Aivaras atsijimė, tai, kaip čia pasakyti, garbės prezidentui dviguba pagarba. Vienas dalykas. Na, o tiems dviems kandidatams, kuriems aš siūlyčiau jau iš savo pusės labai atkreipti dėmesį į šitus dalykus, ką Aivaras pasakė. Ir labai prašytum, kad tuos Aivarai, jeigu ten jau ne paslaptis, aš čia žymėjau, bet ir raštas toks greitai, tai va. Ir prašau tam jau būsimam prezidentui, nu, čia yra ką greitis su šitais. Labai ačiū ir pagarba. Ačiū. Čia tik Nors būtų gerai, nu tai... Aš visą, bet ten Drekeris neįskaitysiu. Net iš kitaip raštai, gerai. Labai Aivarai gražiai ir teisinga kalba, bet atėmė progą pasivaržyti su tavim kaip kandidatą. Gerai, dabar noriu, reiškia, aš jums, reiškia, taip, priminti prieš balsavimą.